Gruodžio 17. Mano mylimieji, su baime ir drebėjimu vykdykite savo išganymą, nes Dievas yra tas, kuris veikia jumyse ir norėjimą, ir įvykdymą savo geros valios tikslui. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius 12-13 eilutės. Tai Dievas paruošė mums išpirkimą Jėzuje Kristuje, tai Jis patraukė mus prie savęs, tai Jis pažadėjo visą reikalingą malonę einant teisingumo keliu, ir dar daugiau, pažadėjo pagalbą sekant Jėzų pasiaukojimo kelyje. Taigi, kai su baime ir drebėjimu, su dideliu atsargumu, rūpestingumu, stengiamės padaryti savo išganymą tikrą, tai žinome, kad visada turime privilegiją pasinaudoti pažadėtą mums malonę kiekvienu reikalingu metu. Ir būkime tikri, kad mūsų geriausios pastangos teisingai elgtis bus Dievo priimtos, jei yra pristatomos per Kristaus teisingumo nuopelną, priskirtą mums per tikėjimą. Padaryti savo išgelbėjimą tikru reiškia įvykdyti pasišventimo sąlygas. Tai yra likti ir toliau mirusių savo asmeninės valios ir pasaulio valios atžvilgių, pasiaukojančiai sunaudoti ne tik mirties tai, kas sudaro mūsų žmogišką nuosavybę Dievo reikalui, ir reiškia likti gyvų Dievo valiai meditacijoje, budėjime, maldoje, paliudijime, charakterio ugdyme ir ištvermėje pagal Dievo žodį. Problemos, asmenys ir pasekmės, visi šie dalyvaujantis veiksniai reikalauja, kad mes tai darytume su baime ir drebėjimu, charakteringa didelė pagarba Dievui. Todėl mūsų išgelbėjimo darbe, išlaisvinime iš šėtono valdžios, pasaulio ir kūno, kurį mumyse atlieka Dievas savo dvasios ir žodžio pagalba, per ką Dievas, jei mes bendradarbiaujame su juo, padaro, jog norime nugalėti ir nugalime blogį, ugdydami gėrį. Todėl turėtume bendradarbiauti su juo su tokia baime ir drebėjimu, kurie visuose dalykuose parodytų didelę pagarbą Dievui. Klausimai: kaip šią savaitę bendradarbiavau su Viešpačiu ir dariau savo išgelbėjimą tikru? Kas tame darbe man trukdė, kas padėjo? Kaip mane paveikė šis bendradarbiavimas? Mano mylimieji, su baime ir drebėjimu vykdykite savo išganymą, nes Dievas yra tas, kuris veikia jumyse ir norėjimą, ir įvykdymą savo geros valios tikslui. Laiškas Filipiečiams 2 skyrius 12-13 eilutės.